Taigi, labas vakaras. Šiandien labai skaudžiai pralaimėjote. Ne, neskaudžiai, mes, kaip čia pasakyti, žiūrėjome taip, kad tautinės mažumos nebūtų skriaudžiamos. Tai vienas dalykas, kad Tomaševskis nebeturėtų paskustis. Teisėjai čia irgi negali sakyti tikrai, kad Lenkai skriaudžiami. Teisėjai buvo už Lenkus, Lenkai. Žodžiu, tautinės mažumas turėtų būti patenkintas mumis. Nu ir iš kitos pusės reikia žiūrėti ir tai, kad išlaikoma intriga, apranga ir Sano Pilštėnai dabar turės po. Na, o apie patį žaidimą šiandien labai daug klydote. Ne, tai pasižiūrėkite į salę. Tasme, salės lentos kreivas. Tasme, lygas čia mus siuntinėja šį sezoną antrame etape po visas sales, kurios kažkuo pasižymė ypatingų. Tai ačiū jai už tai. Tasme, buvom Kiemente, buvom pas Kuršėnus tokiai pačioj salėje, čia irgi tokia pati salė. Tai kamuolio varinėjimasis, pas mus gal yra žmonių, kurie pratę varinėtis, tai ką čia pasivarinėsim. Į lentą pataikai, kamuolys į kitą pusę, žmogus į trečią pusę. Nu, žodžiu, yra savitų, sakykime, namų aikštės pranašumas. Na, dabar esat kaip ir lentelės viduryje. Kokie toliau tikslai jūsų? Nu, kokie tikslai? Laimėti D lygą. Surinkti kuo daugiau pergalių, pažaisti savo malonumui. Koks čia gali būti tikslas, kai čia pusės centrų nėra. Pusė žaidėjų išsidaugavo. Nu, bet turim, ką turim, žaidžiam savo malonumui dabar. Ir važinėjomės po visas tas sales, aplankysim, gal dar kokią stebuklingą salę mums pasiūlys. Ačiū Jums labai.